Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema Lietuvos Respublikos pelno mokesčio ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymų pakeitimai. Pristatymo metu naudosiu šiuos trumpinius. PMI Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas, LPI Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, NVOPI Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. Pirmiausia, pristatysiu PMI pakeitimus. Pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2024 metų sausio 1 dienos. Pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai taikymo terminas pratęstas dar 5 metams. Tai yra iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Pagal PMI 17 su ženkleliu 2 straipsnio 1 dalies nuostatas, apskaičiuojant pelno mokestį, šio straipsnio nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui laikotarpiu nuo 2019 metų sausio 1 dienos iki 2028 metų gruodžio 31 dienos suteiktos lėšos filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, kai tenkinamos kitos šiame straipsnyje nurodytos sąlygos. Investicijų pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas pratęstas iki 2028 metų mokestinio laikotarpio pabaigos. Pagal PMI 46 prim straipsnio 4 dalies pakeitimą vienetai vykdantis investicinius projektus ir investuojantis į technologinį atsinaujinimą apmokestinamąjį pelną gali sumažinti per 2009-2028 metų mokestinius laikotarpius patirtomis nustatytus reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti. PMI pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2025 metų sausio 1 dienos. Nuo 2025 metų sausio 1 dienos PMI 58 straipsnio 16 su ženkleliu 2 ir 16 su ženkleliu 3 dalyse neliks nuostatų dėl vidutinio darbuotojų skaičiaus. Vietoje jų yra įrašytos nuorodos į Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį, įsigaliosiančią nuo 2024 metų Liepos 1 dienos, kurioje naujai išdėstyti reikalavimai juridiniam asmeniui vykdančiam stambų projektą. Esminis PMI 58 straipsnio pakeitimas, kad stambaus projekto sutartis, kuriai gali būti taikomos pelno mokesčio lengvatos, gali būti sudaryta ir taikant pasirinktą sumažintą darbuotojų skaičiaus kriterijų. Todėl pelno mokesčio lengvata galės pasinaudoti platesnis stambius investicijų projektus įgyvendinančių įmonių ratas. Toliau pristatysiu LPI pakeitimus. Pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2023 metų gruodžio 30 dienos. Iš paramos gavėjų sąrašo yra išbraukti fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime. Juridiniams asmenims iš paramos teikėjų gautų piniginių lėšų paskirstytojams neliko teisės gauti ir skirstyti lėšas savo darbuotojams ir ar savanoriams ir atitinkamai neliko prievolės mokesčio administratoriui teikti juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC 913 forma. LPI pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2025 metų sausio 1 dienos.
Nuo 2025 m. sausio 1 dienos įsigalios 2022 m. birželio 7 dienos LPI 7 straipsnio pakeitimo įstatymų nustatytos nuostatos, kad paramos dalyko iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį atitinkančių lėšų gavėjais laikytini tik nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos NVOPI. 2024 m. mokestinio laikotarpio pajamų lėšas atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos. Tai yra tie juridiniai asmenys, kurie atitinka NVOPI 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta nevyriausybinės organizacijos sąvoka ir kuriuos juridinių asmenų registro tvarkytojas bus įregistravęs kaip nevyriausybinės organizacijas. Tai yra, kuriems juridinių asmenų registre yra suteikta žyma nevyriausybinė organizacija. Nevyriausybinė organizacija nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomo savarankiškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Pagal NVOPI nuostatas nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantis nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis. Juridiniai asmenys, kurių dalyviai juridiniai asmenys, nesantis nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotinėme dalyvių susirinkime. Politinės partijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai. Organizacijos, kuriuose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams. Sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys, šeimynos, nuolatinės arbitražo institucijos. Todėl ikimokyklinės ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, daugiabučių namų savininkų ir kitos paskirties pastatų bendrijos, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos bei kitos organizacijos nuo 2025 m. sausio 1 dienos neteks teisės kaip parama gauti lėšas atitinkančias iki 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį. Šioje skaidrėje pateikiami teisės aktai, pagal kurių nuostatas parengtas šis pristatymas. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais ar pasikonsultuoti su specialistais. Primename, kad seminarų įrašai skelbiami VMI YouTube kanale. Dėkoju už dėmesį.